Nu tai sveiki visi, atvykę į mano naująjį video, žiauriai gerą. Šiandien sveikinuosi su jumis iš miesto, kurio pavadinimas yra Kuta. Ir ką galiu pasakyti, tai džiaukimės visi, nes aš prisikėliau iš numirusiųjų. Šiaip tai ne bairis, buvau žiauriai labai susirgus. Buvo žiauriai aukšta temperatūra ir paskutinės 3 dienas nieko nedariau, tik gulėjau lovoj. Tai šito room touro jums nedarysiu, nes tikriausiai jau matot už nugaros, kokia betvarkė yra. Čia tiesiog žiauru. Nes čia iš tikrųjų buvo ne hotelio kambarys, o ligoninė dabar pastarasis dienas. Žodžiu, nežinau, kas man atsitiko, bet buvau žiauriai susirgus. Galvojau kreiptis į ligoninę, nes galvojau, kad mirsiu. Tiesiog merdėjau. Bet padėjo man vietiniai vaistai ir seni geri antibiotikai, kuriuos iš tikrųjų neatsimenu, kada gyvenime geriau, nes šiaip aš biškį esu prieš antibiotikus, bet padėjo. Bet aš dabar esu labiau nei gyva, aš esu tiesiog pilna energijos. Bet ką galiu pasakyti, kad dėl ko aš esu Kutoj, nes čia yra oro uostas. O dėl ko man reikia oro uosto? Nes aš išskrendu. Ir šiaip tai turėjau skristi vakar. Antradienis buvo. Ar trečiadienis? Žodžiu, gegužės 14. Aš nežinau, kokia dabar diena yra iš vis pasaulyje. Bet turėjau išskristi. Bet pražioplinau sąskaitą. Nu, tiesiog nepražioplinau, tiesiog negalėjau skristi, nes tiesiog su temperatūra merdėjau lovai. Tai žodžiu, nusipirkau kitą bilietą. O kur skrendu? Jeigu jums labai įdomu, tai žiūrėkit video ir sužinosit, nes bus žiauriai įdomu. Šiaip tai dabar aš geroj nuotaikoje ir galiu pasidžiaugti, kad mano vizą į kitą šalį aprūvino dėl to, kad dabar parodysiu, kokios mano emocijos buvo, kai man skrydis buvo po kelių dienų ir sužinau, kad galimai jos man net neaprūvins ir neįleis manęs į šalį. Tai bandau darytis vizą, bet neleidžia. Aš jau visiems suportam ir nieks man neatrašo ir aš nežinau, ką daryti, nes man išskristi reikia už 4 dienų ir aš neturiu vizos ir aš negaliu padaryti čekino ir nežinau, ką daryti. Aš esu tokiam pasimetime. Aš tiesiog, man liko kelias dienos balio, kurios man turėtų būti smagios ir kuriuom aš turėčiau džiaugtis, bet aš negaliu, nes aš nežinau, ar aš iš vis galėsiu išskristi. Kodėl man nieks nesakė, kad gali būti tokių nesąmonių? Reikėjo pasidaryti PDF formatą, nežinau, ką pasidaryti. Dariausi per kažkokį svetainę, kuri man rašė, kad reikia susimokėti 100 centų, kad man padarytų formatą PDF. Ir man nuskaičiavo 7 eurus už nežinau ką, už PDF formatą, kurio man net neišėjo kelt per 10 kartų. Keliauk suolo, sakė jie. Smagu bus, sakė jie. Jau bėra ką smagu. Įkvepiam, iškvepiam. Bet viskas gerai, kas gerai baigėsi, nuotykiai nuotykiams, viskas yra pamokos, kelionė tęsiasi toliau, jokios lygos, nieks manęs nesustabdo ir aš keliauju. Taip pat tikriausiai pastebėjot, kad mano YouTube kanalo pavadinimas truputėlį pasikeitė, tai nuo šiol aš esu keliaujanti ugnelė. Šiaip tai pakeičiu dėl to, kad buvo priežasčių, bet manau, kad šitas pavadinimas toksai smagus. Tai va, tokiam emocijom ir gyvenam. Šiaip esu šiandien žiauriai geros nuotaikos. Spėkit, ką šiandien veikiau? Nieko. Nežinau, man va, šarabanai jau susisuko. Sirgt yra košmaras. Tai saugokit save, mylėkite savo sveikatą, gerkite vitaminus, gyvenkite sveiką gyvenimo būdą. Sportuokite, vaikščiokite, bėgiokite, sveikai valgykite ir džiaukitės gyvenimu, nes laimė yra pagrindinė sveikatos sąlyga. Tikriausiai. Nu, bet žodžiu, priepinu aš čia jau. Bet viskas ok.
nesgi jūs esat mano fanai ir čia žiauriai jums įdomu manęs klausyti ją apinančius. Ne, žinau, šiaip žiauriai neįdomu, kai aš šneku. Nu, bet pakentėkit biškį, tuoj bus žiauriai smagu ir aš to jam daug visko parodysiu ir bus visiškai žiauriai įdomu. Ante gelsva kasa, akių šviesa. Tavo meilė, ašarėlė nubrauks, šiandien paskutinis laivas. Tyliai išplauks. Saulė paskleiskim man savo šilumą, savo juoką vėl. Švieskim man vėl tamsią naktį, tą juodą naktį. Daiktus dabar prieš skrydį, nes rytoj išskrendu. Ir jau turėjau va šitiek dalykų, susakyti rūbų. Rytoj visą šitą kalną rūbų aš turėsiu užsirinkti ant savęs, kad užimtų mažiau vietos ir prakaituoti visą savo sielą. Skrydžio diena. Susikrau daiktus. Nu, reikia užsitvirtinti, kad tikrai pagal svorį man viskas atitiks. Tai mano kaip gym girl hackas yra. Nu, vis tiek, žinai, kiek kilogramų gali pakelt su Bitske ir kiek maždaug kartų. Tai aš tiesiog pasiemu tašę ir kilnuoju ir žiūriu, kiek aš kartų galiu pakelt. Aš nežinau, man atrodo, kad čia bus daugiau negu 20. O man reikia 20. Nežinau, ką darysiu. Šitą problemą paliksiu dabar oro uostui. Rankinis bagažas, tipo 7 kilai turi būti. Nu tai čia tikrai manau, kad viskas gerai bus. Viskas gerai, laukiu, dar valandą laiko liko laukti. Atkeliavau į oro uostą 5-6 valandom anksčiau. Ir dabar esu pagaliau rami, dėl to, kad užsibukinau savo skrydį per Vietjet Airlines. Ir paskui pasižiūrėjau internete, kad žiauriai lievia atsiliepimai ir kad visi žiauriai nepatenkinti ir labai dažnai atideda, nepriema lagaminų, atideda skrydžius, nu žodžiu, kad su šitom Vietjet Air neapsimoka skristi. Bet kol kas mano experiences geras, nes viskas normaliai, skrydžio neatidėjo, valanda iki skrydžio kol kas neatidėjo. Melskitės, kad neatidėtų. Šiaip ką galiu pasakyti, kad labai susifeilinau. Dėl to, kad labai norėjau aš to antspaudo savo paso. Sako, gausi tada, kai eisi per pasų kontrolę. Ėjau per pasų kontrolę, paskui sakau, žiūrėkit, o tai kur man čia tą antspauduką gauti? Sako, tai per elektroninius vartus. Sakau, nu taip. Tai kai eini per elektroninius, neduoda antspauduko. Sakau, bet kažkaip gal galima, negalima. Jau viskas, sako, čia tau nebegausi. Tai žodžiu, pamoka, jeigu norite antspauduko ant savo paso, neikit per elektroninius tuos vartukus, o eikit ten, kur eilę laukti reikia. Tai čia žodžiu yra bajeris, man Google Maps įrodo eiti peškomis ir man reikia dabar perkirsti gatvę tenai. Man čia nelabai panašu į pėsčiųjų taką ir aš nežinau, ką aš padarysiu, bet sėkmės man. Perėjau aš tą greitkelį, bet nežinau, man čia biškai neatrodo saugiai eiti. Ir šiaip žiauriai smirdi, kažkokiais šūdais. Gal reikėjo tą taksą, bet ne, viskas smagu, viskas gerai. Taigi nesijaučiu aš labai saugiai dabar, nes einu per visiškai tą visą gatvę beveik. Dabar biškai buvo šviesų, dabar eisiu per tą visą gatvę ir nieko nėra aplinkui ir man tikrai baisu.
Aš nežinau, ką daryti. Biški man viduriukas suka iš baimės. Viskas bus gerai. Sveiki atvykę į mano naujuosius namus. Vienai nakčiai. Va čia turiu vypinių tapkučių porą. Čia aš porus visam. Ir šiek tiek aš tikriausiai net nesakiau, kur aš atkeliavau. Jeigu dar nesupratot, tai atkeliavau į Vietnamą. Žiauriai smagu bus. O jau nuo rytojaus prasideda smagumėliai. Tai žodžiu, sekite, bus labai smagu. Bus šiek tiek kitaip negu Bali viskas. Tai va, man pačiai labai įdomu viską pamatyti. Šiandien Vietnamo aktualijose parodysiu savo dušą. Čia yra kriauklė, ne? O čia yra mano dušas. Tarsi aš čia virš kriauklės turiu maudytis. Koks prikolas. Tarsi, nu okei. Čia tipo mano šampuniukai. Susikroviau daiktus. Esu pasiruošusi palikti šitą hotelį ir važiuoti į Hanoj miesto centrą. Hanoj yra Vietnamo sostinė ir šiuo metu esu Vietnamo sostinė. Tai dabar mano pagrindinis tikslas yra nusigauti iki mano sekančio hostelio. Ir čia šitoj vietoj man programėlė neveikia ir negaliu išsikviesti normalaus takso. Žodžiu, šiandien atvažiuosiu į hostelį ir tada uždėsim, ką mes turim aplinkui, gal kažką jau šiandien pamatysim. Arba tiesiog susirasim bent jau kur pavalgyti ir nusiimti pinigų, nes dabar man čia yra svarbiausias dalykas pavalgyti ir nusiimti pinigų. Žodžiu, kadangi man neveikia programėlė, tai man reikėjo pasiimti taksi iš viešbučio. Tai sumokėsiu dabar 8 tam iki Hanoj miesto centro ir... Šiaip gaunas biškai brangiai, bet daug važiuosiu, tai čia reasonable. Žodžiu, paleido mane čionais netolio hostelio. Tai dabar susirasti ATM, nusimti pinigų, tada kažkur valgyti. Užsisakiau čia valgyti kažko. Žinau, kad čia yra taip čia su vištiena kažkokie ryžiai. Žiauriai aštru. Paprasme, iš pradžių nebuvo. Bet dabar kažką suvalgiau, kas žiauriai aštru. Va čia mano rankose tiesiog paprastai 1 milijonas vietnamietiškų dongų, čia kaip jie vadinasi. Bet šiaip gražus pinigai tokie. Ir davė man tokius dar visai ponaujus. Va taip atrodo 50 000. Atrodo 5 000. Ir visur tas pats čiuvėlis su bazdyte. Nu, pavalgiau, nepasakyčiau, kad labai skaniai. Žodžiu, dabar einu į vietą labai įdomią, kurios pavadinimas yra Alaus gatvė. Ir štai ta mūsų Alaus gatvė. Aišku, manau, kad čia naktį būtų žymiai gražiau ir šviestų viskas labai, bet biški baisu man naktį čia nais tarp tų visokių girtuoklių. Visokių vaistų turim. Gėlytės bičiukas veža kažkokie juodamėliai. Ir šiaip ką galiu pasakyti, dieną yra uždaryta daug vietų, kur tipo aliuko pardavinėja, nes čia tipo visur yra aliuko vietos. Bet aš čia net ne aliuko atėjau, o radau vietą, kur man padarys dabar pasifloro sulčių. Tai žodžiu, gersiu vietoje aliuko pasifloro sulčių. Nu tai va, čia mano pasifloro kokteilis kažkoks. Žodžiu, mokėjau €1,20 už šitą visą dalykėlį.
Čia va toks va mano kambarys. Mano lova. Čia aš. Turim savo nuosavą dušiuką. Tokį gan didoką. Tulką. Čia vėl aš. Tai žodžiu, dabar labai toli kažkur nuklys, nelabai toli, nes to padės tent. Bet varysiu į vieną vietą, vieną muziejų, labiau kol ten dailės galerija ir į šventyklą vieną. Tai va, apsirengiau biškį daugiau rūbų ir ilgesnių, nes dabar pirmų taikymų, ką darau, tai einu į šventyklą. Ir to šventyklą reikia biškį būti apsirengus, negalima būti apsirengus, tai va. Taigi atėjau į kažkokią šventyklą, reikėjo sumokėti 2 euriukus už įėjimą. Nu ir einam žiūrėti, ką čia gero. Nieko čia labai daug nepamačiau iš tikro, bet ką galiu pasakyti, kad visas gražiausias vaizdas buvo vienoje tokioje patalpoje. Ir tenais filmuoti nebuvo galima, ir ten daug labai apsauginių, ir ten telefoną tai be šansų įsitraukti. Bet žodžiu, kas ten buvo, tai ten buvo tiesiog tokios kaip altorėliai, kur buvo visokių aukų pridėta, ir jie aukoja visokias šaltas arbatas. Aš nežinau, dar reiks man laiko, kad išsiaiškinčiau, dėl ko jie deda visokias šaltas arbatas ir Coca-Colas visokias ant tų aukojimo tų dalykėlių. Ir viskas buvo auksiniais visokiais išdabintų, šiaip žiauriai gražu buvo. Bet negalimėjo nieko fotkinti ir filmuoti, tai dėja nieko neparodysiu gero. Nu dabar dabiškai apseisim aplink šitą ežeriuką. Pažiūrėsim, ką gero. Pažiūrėkit, kokį viščiuką nusipirkau žiūrą. Nu rankų darbo, nu labai gražus, tai negalėjau nenusipirkti. Šiaip mielas. Man dabar iki pilnos laimės pasirodo trūko kažkokio kvailo viščiuko raktų pakabuko ir citrino arbatos. Tai už citrino arbatą sumokėjau 7 centų. Ir šiaip labai skani. Tai va, dabar esu žiauriai laiminga. Tiek man reikia iki pilnos laimės. Bet kiek žmogui nedaug reikia. Nežinau žmogui, bet man tai tikrai nedaug reikia. Ir ką galiu pasakyti, kad čia žiauriai karšta. Gelbėja tas, kad pagrinde pavėsiu eina ir kad saulė realiai nesenai išlindo, nes šiaip pagrinde buvo apsniaukę. Bet šiaip pagal orų programą tai rodo, kad dabar yra 32, o trečiadienį aš turėsiu 36. Oi, kaip fainiai. Šiaip ką galiu pasakyti, tai čia tas prūdukas, net ne ežeriukas, čia prūdas kažkoks. Duoda tokias Panevėžio senvagės vaibus. Nu taip panašiai atrodo kaip Panevėžio senvagė. Užklydau čia eidama į meno galeriją, į kažkokią kitą biškį galeriją. Bet čia visi šitie dalykai pasakoja apie visokius komunistinius bajerius. Nes šiaip nežinau, turėjot jau pastebėti pagal visas vėliavėlės, kad Vietnamas yra komunistinė šalis. Tai va, nežinau, ar šią garsiai galiu čia taip šnekėti, nes manau šitą žodį visi labai gerai supranta. Nu bet tai ką, nu tai jie tokia yra, tai ką dabar man padaryti? Įėjimas į galeriją buvo nemokamas, bet buvau vienintelis žmogus toje galerijoje ir neleido eiti į antrą aukštą. Antram aukšte irgi žinau, kad yra dar kažką, ką pamatyti. Bet dabar parodysim tokį vieną labai įdomų dalyką. Tai žodžiu, Vietname yra toks dalykas, kur tu gali, ir čia tokia pat vieta,
kur tu gali užsisakyti kokias nori marškinius, kostiumą, suknelę ir juos padaro per 24 valandas. Tarsi išsirenki kokias nori medžiagas, kokį nori stilių ir viską jie tau padaro per 24 valandas. Tai šiaip labai įdomu. Žodžiu, dar planavau aš čia pasivaikščioti, nes vaikščiau dabar tiesiog per parduotuvėlės. Žiūrėjau visokius įdomius dalykus. Kainos! Žiauriai pigo viskas. Žiauriai. Ta prasme, jeigu mano lagaminė, ne lagaminė, kupriniai, būtų neribota vieta, šiek tiek viską prispirkčiau. Rūbų, o dieve, su mano, bet dėja negaliu. O dieve, ką tik pamačiau. Skaniai. Nu, svarbu, kad ne šuniukas. Bet čia sako, yra ir tokių dalykų. Kol kas nemačiau, bet manau pamatysim. Tai žodžiu, norėjau dar pasivaikščioti, bet mane užklupo toks reikalas kaip lietutis. Ir pradėjo lyt, tada nustojo, dabar vėl lyja. Tai einu iki hostelio, nieko čia nebus. Ir pažiūrėsiu, gal biškį vėliau nustos, tai eisiu toliau. Tai eisiu pasivaikščiot gal. Žiūrėkit, kokią įdomią Coca-Colą nusipirkau. Nenorėjau aš tos Coca-Colos iš tikrųjų get, bet tiesiog nusipirkau, nes labai įdomiai atrodė. Buvau atsikėlus šiandien 7 ryto pavalgyti pusryčius ir biškį prigaliau čiučiu. Gavosi taip netyčia, kad užmigau. Ir dabar atsikėliau ir einu į žymiąją kavinę, kurioje gersiu kiaušinių kavą. Ir tada keliausiu į muziejų, kurį labai svajojau visada nukeliauti. Ir šiandien aš čia labai apsimetu, kad aš čia labai mielai atrodau. Nu, bandžiau. Tai va. Tai va tokia šiandien. Gal ir mielai visai, ne? Ką, mielai labai. Aš visą laiką miela, aš visą laiką graži, aš pat gražiausia, aš esu princesė. Tai atkeliavau aš į tą užrašiukų kavinukę. Tai atrodo taip, visur pilna priklijuota užrašiukų. Tai žinoma palikau ir aš 2 netgi. Ir beje, užsisakiau žymiausios kiaušinių kavos, kurią čia jau būtina paragauti. Nu ir aišku, cheesecake'o. Tai pirmas raštelis yra va šitoks. Ir labai gražus vaizdas atidarius langelį. Labai gražu. Šiaip ką galiu pasakyti, kad kiaušinių kava tikrai nustebino, nes galvau, kad nebus skanu, bet šiaip labai skanu. Už kiaušinių kavą ir cheesecake'ą, sūrią pyragą, sumokėjau 3,50 €. Čia ta prasme tokio didumo sankryžos ir aš neįsivaizduoju, kaip jie važiuoja, nes nežinau, čia vos ne... Nu, aš čia tikrai avariją padaryčiau. Tai gerai, kad nesinuomojau tą Pėrpelę. Aš neįsivaizduoju, kaip aš vairuočiau. Nežinau, čia viskas žiauriai painy, nes bandau surasti tą muziejų. Čia yra kažkoks prekybos centras. Ir tas muziejus kaip ir iš kitos gal pusės, bet atradau, kad čia yra dar vienas muziejus. Dabar pavydysiu surasti dar vieną muziejų. Aš nežinau. Nu, žodžiu, kaip nors kažkaip surasi kažką. Bet ką dabar atradau, tai prekybos centrą. Labai čia painiai viskas, aš nežinau. Čia yra ne tas muziejus, apie kai aš svajojau, bet šitas irgi labai fainas. Tai einu dabar apsidairėti. Čia galima galerijoje įvertinti taip, kaip šiandien jautiesi.
gal spalvas. Tai šita spalvytė simbolizuoja laimę, kad esi laiminga šiandien. Tai aš esu šiandien laiminga ir pamačiau labai daug visokių meno kūrinių ir esu dabar įkvėpta. Tai dedam ir mėlyną. Ne, man jau visiškai nejuokinga, nes aš čia aplinkui vaikštų, nežinau, pirmyn atgal 15 kartų ir aš nieko nerandu, kas būtų panašu į tą muziejų. Kaip suprantu, kad jis yra viduj to viso prekybcentrio, bet kad aš buvau viduj ir tenai nėra. Vietinę klausiau, tai žiūrisi mane mirksi, angliškai nesupranta. Sustojau čia į parduotuvę vandens pasipirkti. Žiūrėkit, ką kirmeliukų gal pasiimti. Aš negaliu, mane tie neišprūsėliai vietnamiečiai iš proto išvarės toj. Aš 2 dieną Vietname, 3. Ir man aš jau nebegaliu tiesiog. Paklausė jų kažko ir jie apsimeta, kad jie supranta. Sakau, tai pardavėjai, dabar kur pirku vandenuką. Sakau, kur yra šitas muziejus? Sako, aha. Sakau, kur yra šitas muziejus? Nes man rodo, sakau, kad jis čia yra, bet jo čia nėra. Taip. Sakau, o kur jis yra? Kur man eiti? Tai jis čia. Sakau, bet ten nėra nieko. Jo, nėra. Tai ką? Tai kaip? Ramiai. Kvėpuojam. Atsiimu savo žodžius. Nuėjau kažkokį jau baisį mandrą ten viešbutį. Sakau, gal gali padėti man surasti. Tai ten mokėjo anglų kalbą. O Jezu, kaip gerai. Tai žodžiu pasakė, kur eit. Pasirodo, aš ten buvau nuėjus. Bet nedaėjau iki ten, kur man reikia ir šil. Tai jūs pasižiūrėkit, kaip faini. Įdomu, man galima tenai ar ne, nes, ta prasme, žiūri gražius spalvos kamaliukai. Ir jų tiek daug. O jie čia vaikystės svajonė kažkokia. Jūs pažiūrėkit, o Jezu. Atradau. Žodžiu, čia kur aš klydau, tai čia viską yra, ir pramogų, ir maisto, ir kino teatrai, žodžiu. Bet niekur aš čia nevarysiu, nes kino teatruose ryškiai aš nieko nesuprasiu. Ant ledo aš įsitikški varlį, o daugiau nežinau. Čia va, jeigu nori prisijęst, žodžiu, susimoki 5 eurus pem ir gali visą dieną sėdėti, valgyti kiek nori, ką nori. Čia pilna visokių maistų. Pilna čia visokių kinietiškų, korejietiškų, japoniškų maistų. Bet nežinau, aš tai pirmą kartą matau tuos maistus, aš nerizikuosiu čia kažkaip neiškių valgyti. Gal ir skanu būtų paragaut, bet kažkaip gal ne. Žodžiu, atėjau pavalgyti suši. Atnešė man mėsos sriubytės. Kaip suprantu, kad čia mėsos sriubytė. Kažkaip tirmasiuką, aš nežinau, čia arbatą gal. Ir keliauja čia nais sušiai, ar ką nori, tą ėmėm. Nežinau, nu čia negyri, bet daugiau čia nežinau, kas čia yra kažkoks kumpis, ryžys, nežinau, ragausim. Žiūrėk, tokie gražūs sušiai. Nu, skaniai, žodžiu, aš čia pavalgyti sušį. Koks geras oras, tiesiog pasaka. Pas mane dabar yra 34 laipsniai šilumos. Šviečia saulytė, bet šiaip nėra tiek dušna, kaip būdavo Bali. Nes Bali būdavo, pavyzdžiui, 30, tai būdavo žiauriai dušna. Aš manau, kad čia biškį Vietname gal yra mažiau drėgmės, nes dabar čia mieste aš esu, gal mažiau tų džiunglių visokių, gal dėl to, aš nežinau, bet šiaip tai orelis pasaka.
kažkas norėtumėt lauktuvėm, viščiukų kajyčių, rašykit. Čia žiūri visokių skonių, visko pilna, pavyzdžiui, čipsai nori skonio, labai įdomiai skamba, labai pigiai kainuoja. Visą laiką, kai eini parduotuvę, kad ir nieko realiai nepirktum, visą laiką duoda maišelius, man čia biškį nervuoja ir bandai atsiskaityti maišelį ir sako, ne, imkim. Tai žodžiu, prisipirkau čia biškį kažkokius neaksų, nes laukia lyja ir nieko negalėsiu veikti. Tai žodžiu, parodys, ką nusipirkau. Nu, kaip mes visi jau labai gerai žinom, aš esu saldžiako mėgėja, tai žodžiu pasiėmiau nematyto dalyko M&M's šokoladukas. Čia KitKatą mačio skonio, žiūri skanus. Tai pasiėmiau pabandyti kažkokį kruasaną su sūrio ir kiaušinio ir kažkokia jogurto. Šokoladukas M&M's. Tai tiesiog paprastas milkinis šokoladas su M&M's gabaliukais. Bet visai dabar ragaujam kažkokį betagen. Daugiau nieko nepaskaitysiu, ką čia rašo. Strawberry flavor. Man braškytė buvo nupiešta, man tiek buvo gana. Kvapas kaip kefyro. Skonis kaip gazuota jogurto, bet labai skystas, tai nelabai jogurtas, toks man matos, kad skystas. Nežinau, ar jis tai turi būti gazuotas, ar čia yra sugėdęs. Nu, šiaip dar rodo, kad geras galiuojamas, tai gal nesugėdęs, tikėkimės ir nereikės man toliai sėdėti valandą paskui. Pakeliui pamačiau, negalėjau nesustoti. Nusipirkau bubble tea už 7,5 centus. Atvykau į tą literatūros šventyklą, bet pradėjo lyti. Man tai tikiuosi labai stipriai neįsilis. Nu, kas čia parašyta, tai aš jums neišversiu, žinokit, sorry. Ką galiu pasakyti, kad čia perskaičiau, tai kad anksčiau mokyklos čia būdavo žiauriai griežtas. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, darydavai namų darbus arba tiesiog kažkokius klasės darbus ir tu padarydavai klaidų, tai iš karto mesdavo iš mokyklos. Tiesiog negalima būdavo daryti klaidų, tu turėjai būti tobulas. Ir čia yra mokyklinė uniforma, va šitaip atrodydavo. Nu, taip įdomiai. Šitaip atrodė mokyklinės lentos ir rašydavo su tokiais savo tušinukais. Lieslija. Nežinau, ką daryti, sakau, gal einu kažkur pasėdėti. Atsigert kavytės, kokį sausainuką, pyragiuką suvalgyti, palaukti, kol lietus nustos lyt. Ėjau iki kavinukės, kuri yra tenai. Ir žiūrėkit, ką pamačiau. Muziejų. Ar aš eisiu jį, kol lietus nurims? Žinoma, eisiu. Tik pirma būtų gerai kažkaip gatvę peržengti, nes šviesoforo tai nėra. Tiesiog žinai, kažkada eiti reikia.
Aš apie viską čia nepasakosiu, nes man tai čia labai įdomu. Ir viską paskaityti ir viską pažiūrėti, bet aš nemanau, ar jums čia labai įdomu, kad aš dabar čia valandą laiko apie visokius dalykus pasakosiu. Tai biškį kažkiek parodysiu, bet šiaip tai labai įdomu. Atradau savo mylimiausią piešinį. Nežinau kodėl. Šitas žiauriai gražus man. Nu ką galiu pasakyti, išėjau iš muziejaus. Labai patiko. Aš kai esu prie meno, man kai menas yra gražus ir aš visokį meną suprantu labai. Tai man labai patiko. Čia bandžiau eiti dabar tiesiai į aikštę prie prezidentūros ir man neleido eiti, nes esu turistė. Ir ta prasme, aš einu savo ramiai ir sustojęs, sustabdė mane, pradėjo manęs vos nerėkti, sako, tipo, negalima. Sakau, o kodėl negalima? Sako, aš noriu čia nueiti, jam parodžiau per žemėlapį, kur aš noriu nueiti. Ir sako, negalima. Tai va dabar bandau irgi apeiti. Ir čia vėl apsauginiai stovi ir aš čia vėl negalėsiu apeiti. Aročiai. Negaliu, žodžiu, aš tenai patekti. Ir dabar mes žiauriai nejauku, nes va einu. Ir visur stovi tie apsauginiai, aš nežinau. Dabar aš per trečią įvėjimą bandau įveisi, gal nesustabdys čia. Žodžiu, apėjau iš kitos pusės. Čia galima eiti, nu ten jau nebegalima eiti. O čia va yra pilaitė kaip šventykla tokia pastatyta valdovui Ho Chi Minhui. Tai va taip, einam čia nais. Turim Seimo rūmus. Ir va ten mes turim prezidento chatą. Filmuoju iš toli, nes jau matau, kad ženkliukas yra, kad negalim filmuoti ir fotografuoti. Šitą kareiviai manęs nesuims, bet va taip atrodo Vietnamo prezidento chata. Čia va šitam pastate randasi komunistų partija. Iškart matom jau pagal ženkliuką, kad čia tikrai komunistų pastatas. Ir aš negaliu, visi čia jie tokie maži, nu pusmetriukai grinai. Tokie mažiukai, žmogeliukai. Nu šiaip aš nesu iš žemų, gana aukšta aš esu, bet Lietuvoje nesijaučiu tokia žiauriai aukšta. Čia nežinau, jaučiu aukštesnio žmogaus už mane nėra. Nu, turistai jo, bet vietiniai tai ne, tikrai nėra. Čia kažkokia kavinė pavadinimu Katiena. O, baseniukas žvejoja. Čia žuvų jau pragaudė, žiūrėkit. Niega nepagavo. Durnėlį. Atėjau ten, kur norėjau ateiti, žodžiu. Čia yra tas pastačiuks, kurį norėjau pamatyti, bet vėlgi. Mano kelėnai matosi ir negaliu eiti atvirais kelėnais ir liepia nusipirkti dabar man rūbų. Nors vietiniai, pana ką tik išėjo su šortais ir nieks jai nieko nesakė. Žodžiu, buvau aš čia toj žymiojoj Hanojaus traukinių gatvėj. Tai kelis kartus per dieną čia važiuoja traukinys. Sėdėjau, dabar laukiu, bet neapsimoka man čia laukti, nes dar 1:20 laukti. O mano telefonas 9%. Ir man dar 25 minutės eiti iki hostelio.
O šitaip atrodo ta traukinių gatvė iš išorės. Tai kas ryškiau švies, kas daugiau klientų pritrauks. Nu, įdomi taip. Šiaip iš tikrųjų yra žiaura, kiek jie nemėgsta čia tos higienos. Ir tiesiog ant gatvės pjausto maistą, mėsą, daržovės. Čia yra žiauru, nežinau. Per šitiek laiko Azijoje turėjau priprasti, nes beveik 2 mėnesiai esu Azijoje. Bet nežinau, man čia neįmanoma prie tokio dalyko priprasti. Šiaip visi labai šnekėjo visada apie tą Bali belly, kai Bali būnant labai pasigauni kažkokias bakterijas ir ten jau pro visus galus varai, bet nebuvo man šito. Tikėkime, Vietname irgi nepasigausiu šitą, nes vienas dalykas žiūri, ką valgai, žiūri, iš kur valgai. Ir valgo aš šitą gatvės maistą, bet jau pasirenki jau tokią vietą, kur nubiški jau taip atrodo gal švariau. Nu tai ir šitą gaidelę baigiam mes šitą pirmąjį Vietnamo vlogą. Vėl pasikartosiu. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Aš jūsų neprievartausiu, bet jeigu labai nepatingit, nu tai paspauskit tą subscribe, paspauskit tą laiką, o mes susitiksim sekančiam